Sveiki atvykę į MaxBill sistemos katalogo apžvalgą. Produktų katalogas sukurtas taip, kad leistų konfigūruoti pasiūlymus, kuriuos paslaugų teikėjas gali patiekti galutiniams klientams. Mūsų sistemoje jie apibrėžiami kaip paslaugų paketė. Produktų katalogas palaiko kelių prekės ženklų ir kelių įmonių galimybės, todėl galima konfigūruoti pasiūlymus skirtingoms organizacijoms vienoje platformoje. Leidžia nustatyti kainą skirtingomis valiutomis ir generuoti sąskaitą faktūrą su bet kurios valiutos konvertavimu pagal įkeltą valiutų kursą. Produktų katalogas palaiko daugiakalbę sąsają. Ekrane galite matyti 4 skirtingus blokus, iš kurių kiekvienas skirtas konkrečiai funkcijai. Pirmasis blokas skirtas sąskaitoje nurodomų prekių priežiūrai, tokių kaip vienkartiniai ir pasikartojantis mokesčiai, naudojimų pagrįstos paslaugos ir kiti. Kitas blokas skirtas sąskaitoje nurodomų prekių kainų valdymui naudojant kainų planus, tarifinius planus ir tarifų lenteles. Toliau yra blokas skirtas nuolaidų nustatymui, o paskutinis blokas skirtas paslaugų paketų konfigūravimui. Pažvelkime į paslaugų paketo pavyzdį. Tai yra kombinuoto tipo paketas. Jis apima subpaketus ir siūlo paslaugų teikimą iš skirtingų sričių, šiuo atveju elektros ir dujų. Visos sistemoje egzistuojančios paslaugos susijusios su specialiu komerciniu pasiūlymu yra sugrupuojamos į paslaugų paketą naudojant įvairius ryšių tipus. Privalomi ryšiai, kaip mūsų atveju, pasirenkami, kurios galime matyti šiame pakete, ir grupiniai ryšiai. Viena ir daugiau paslaugų iš grupės galutiniam klientui gali būti prijungtos pasirenkamai arba privalomai. Šiame pavyzdyje egzistuoja pasirenkamas ryšys, kai galima pasirinkti elementą iš grupės, arba privalomas ryšys, kai būtina pasirinkti vieną variantą iš grupės. Visi elementai, kuriuos matote šiame pakete, yra sukurti produktų ir paslaugų bloke. Galime pridėti naujų elementų ir filtruoti esamus pagal tipą, kategoriją, produktą arba pertvarkyti sąrašą. Tai yra pasikartojančios paslaugos pavyzdys ir nustatymai, kurie prieinami šiam tipui. Mokesčių politika turi būti nustatyta taip, kad apibrėžtų, ar elementas yra apmokestinamas ar atleistas nuo mokesčių ir kaip bus taikomas apmokestinimas, ar už būsimus laikotarpius po paslaugos suteikimo, ar jei paslauga yra aktyvi sąskaitos išrašymo dieną. Proporcinio paskirstymo nustatymas leidžia perskaičiuoti sumą pagal dienų skaičių, kai paslauga buvo aktyvi per sąskaitos išrašymo laikotarpį. Pavyzdžiui, kai klientas prisijungia mėnesio pabaigoje ir taip išvengia būtinybės mokėti už visą laikotarpį. Taip pat yra laukų skirtų įvesti apskaitos kodus, vadinamuosius GL kodus. Toje pačioje puslapyje pateikiama informacija apie paketus, į kuriuos įtraukta paslauga, ir apie paslaugai nustatytas kainas pagal tarifinį laikotarpį, kuris gali būti dieninis, mėnesinis, 2 savaičių, metinis ir panašiai, su nurodytomis pradžios ir pabaigos datomis. Norėdami sukurti išsamią kainodaros politiką, eikite į kainų bloką ir tuomet pridėkite arba atidžiai pasirinkite tinkamą tarifinį planą, kad galėtumėte nustatyti tikslės kainas konkrečiai paslaugai. Apskaitos scenarijus priklauso nuo to, ar nuskaitimas yra aktualus, tai yra reguliarus, ar apskaičiuotas, kai sistema naudoja prognozavimo algoritmus nuskaitimams generuoti ir kaina nustatoma pagal tai. Galima saugoti kainų istoriją. Jei kaina pasikeičia, dabartinė kaina nutraukiama ir nustatoma nauja kaina. Nuolaidų blokas naudojamas tada, kai reikia įdiegti sudėtingą nuolaidų politiką. Kaip konkretų pavyzdį galima pateikti paslaugą su 2% nuolaida, kas yra įprasta praktika daugelyje sektorių. Tai paprasta nuolaida be intervalų, tačiau taip pat galima nustatyti skirtingas procentinės nuolaidas pagal suvartojimo apimties intervalus, pavyzdžiui, nuo 0 iki 100, nuo 100 iki 200 ir virš 200. Diskontuojamas elementas reiškia, kad nuolaida taikoma visiems mokesčiams sąskaitoje faktūroje. Visi mokesčiai yra specialūs sistemos elementas, kurį galima naudoti nuolaidų politikoje ir taikyti visam paketui, nereikalaujant išvardyti kiekvieno mokesčio atskirai. Jei tai leidžiama klientui, visiems jo sąskaitos faktūros mokesčiams bus taikoma 2% nuolaida. Kai viskas apibrėžta, pereinama prie paketų bloko parodyto pradžioje ir visi elementai, kainų planai bei nuolaidas sujungiami į vieną paketą.
Tai buvo trumpa produktų katalogo apžvalga. Kad MaxBill išliktų konkurencingas dinamiškoje rinkoje, jis leidžia greitai pristatyti naujus produktus, pritaikyti kainodaros modelius, reaguoti į besikeičiančius klientų poreikius ir pagreitinti patekimą į rinką, taip užtikrindamas nuolatinį lyderiavimą. Lengvai plėsk savo portfelį, grupuodamas paslaugas į suasmenintus pasiūlymus kompleksiniuose ir naudinguose paketuose. MaxBill taip pat palaiko daugiaprekinio ženklo strategijas ir partnerystės su trečiosiomis šalimis per vieningą sistemą. MaxBill leidžia greitai išleisti produktus ir paslaugas į rinką, palaiko daugiaprekinio ženklo strategijas ir automatizuoja sąskaitų išrašymą. Jo produktų katalogas leidžia grupuoti paslaugas, stebėti jų gyvavimo ciklą ir tiksliai nustatyti kainas, taip skatinant inovacijas, efektyvumą ir pajamas centralizuotoje sistemoje.